Tai treneri, kokios mintis po rungtynių? Visokių minčių yra, bet yra nemažai ir teigiamų momentų, yra šiek tiek neigiamų, gal disciplinos kai kuriuose momentuose, bet taip, sakoma, sezono pradžia, tai tikrai galima įžiūrėti ir teigiamų momentų žaidime. Šiandien turbūt neturėjote optimalios sudėties, kaip matėme Martyno Petiul nėra, ar kas jam atsitiko? Tai rotacija vartininkų, jisai rytoj žais, šiandien Arkadijus žaidė, Rokas Salecis jaunas jį pasaugo, rytoj Martinas žais. Taip. Ir kaip šiandien pelnė Noreika įvartį, bet galbūt trumpai apibūdintumėte jau ne pirmos jo rungtynės, kaip apskritai jam pasisekė įsilieti ir kaip sekasi jam žaisti? Įsilėjo į klubą, gal jisai šiek tiek vėluoja su pasiruošimu. Komandą mes anksčiau ruošiamės, jau jisai šiek tiek vėliau pasijungia, tai aš manau, jeigu jisai liks mūsų komandoje, tai, kai sakoma, davys visus ir bus tikrai naudingas žaidėjas. Po rungtynių trumpai aptarėte turbūt su asistentais bei su vyrais pašnekėjote apie šį mačą. Ar dar turėsite kitą apsitarimą prieš rytojaus mačą, o jei ne, tai kaip manote, ką reikėtų būtent rytoj pakeisti, kad būtų rezultatas kitoks? Žinoma, su treneriais visada diskutuojam, ką pakeisti, ką padaryti. Rytoj bus gal šiokių tokių pakeitimų. Pagaliau turim, kai sakoma, pagal terminą ilgą suoliuką, kur galima žaidėjų rotacija. Manau, tai yra labai gerai, kad kiekvienas žaidėjas laukia savo šansų ir išėjęs į aikštelės stengiasi išnaudoti. Tai šiokių tokių pakeitimų rytoj bus o manau, taktiniuose nustatymuose tai išliks viskas tas pats, todėl kad sezono pradžia reikia išmokti žaisti pagal vieną braižą, o po to jau kažką dadėti naujo. Ačiū ir sėkmės. Visai.